noriu pasakyti, kad man šiaip labai artimos yra nuostatos abiejų šiandien kalbėjusių žmonių, o matyti ir vadinasi ir turbūt humanistinės psichologijos, taip reikia suprasti. Kažkaip savo pranešimo sąskaitą leisiu savo kelis žodžius tarsi, man susigulėjo toks įvaizdis iškilo klausant Rimo. Aš tas koncepcijas palyginčiau su akiniais. Akiniai skirtingų dioptrijų, būna spalvoti akiniai skirtingų spalvų. Iš tikrųjų mes įprantam prie kažkokių savo akinių ir manom, kad matom tikrovę tokią, kaip yra, o iš tikrųjų mums ant akių yra uždėti tam tikri akiniai. Ant akiniai kaip ta koncepcija, kaip ta mokykla ar kažkoks, kuri reiškia. Ir kai tu jinai reikalinga, nes be akinių kartais, galime net sakyti, tam tikrą prasme, mes pakankamai ryškiai be teleskopo, kineskopo ar akinių ar kitokių priemonių ne visą pasaulį matom. Bet nereikia pamiršti, kad žiūriu į pasaulį šiuo metu aš pro tam tikrus akinius. Žinote, kad pro mėlyną spalvą nesimato raudonos, pro raudoną mėlynos ir panašiai, žodžiu, visą laiką kažko nematom. Jeigu žmogus supranta, kad jis naudojasi akiniais kaip priemonę, jis gali vienus akinius, kitus, trečius užsidėti, tada jis teisingai su koncepcijom elgiasi. Bet jeigu jis pamiršta, kad žiūri pro akinius ir mano, kad tai jau tikrovė, tada jis klysta, ne? O mano pranešimas nenorom gali būti šiek tiek susijęs su Remigijaus pranešimu apie psichosomatiką. Bent aš tikiuosi, kad gal bus susijęs. Nežinau, galbūt aš galėčiau kalbėti ir pats, atsistoti ir taip kažkaip su pavydu. Aš visada klausau, kaip taip kalbančių žmonių. Bet pats aš visada prisirašau, dabar 6 lapus turiu prisirašęs ir man teks dabar skaityti daugybę visokių pavyzdžių, daugybę citatų, už kurių aš su malonumu pasislėpsiu. Pradėsiu nuo Jono Balio, mūsų žymaus 20 amžiaus folkloristo, mitologo, iš esmės antropologo galima sakyti, nes jis ir ne tik apie Lietuvą rašęs. Jo žodžiais yra apskritai pirmykščiai žmonės galvą laikė visų magiškų jėgų ir sielos buveinė. Mirčios Iliadės, kito žymaus rumunų kilmės mitologo, religiotrininko duomenimis, pavyzdžiui, indėnai ir nebago atminti, taigi bent iš dalies ir sąmonę irgi sieja su galvos smegenimis. Tačiau Jungas, kalbėdamas apie tradicinę psichikos, tai yra psichės, sielos sampratą bei jos vietą žmoguje stebisi. Mes žinoma įsitikinę, kad mūsų mintis yra galvoje, tačiau dėl jausmų nebesame tokie tikri. Jie veikiau atrodo esą širdies srityje. Mūsų teorija ta, kad sąmonės sostas yra galva, bet štai Pueblo indėnai man sakė, jog amerikiečiai, tikėdami savo mintis esant galvose, yra pamišėliai, nes kiekvienam bent kiek jaučiančiam žmogui aišku, kad jis mąsto širdimi. Kitur Jungas dar užsimena apie mąstymą pilvu. Pasak jo, mąstymas pilvu reiškia sąmonę kitados dar buvus tokią blausę, kad žmonės atkreipdavo dėmesį tik kitos dalykus, kurie sutrikdydavo jų žarnyno funkcijas, o visa kita praslysdavo nepastebėti. Pagaliau ir graikai Homero laikais savo mąstymą talpino kiek žemiau širdies, diafragmoje. Kitas diafragmos pavadinimas kaip tik yra fren. Žodis graikų kalboje reiškia protą. Visiems žinoma, kad šizofrenija, tai schizofrenija tiksliau, iš tikrųjų yra skilęs protas ir ta frenija čia yra būtent nuo to fren, nuo tos diafragmos. Taigi Homero laikais fizinė sąmonės vieta buvo diafragmos srityje. Jie buvo sąmoningi tiek, kad kreipė dėmesį tik kitos psichikos turinius, kurie veikia kvėpavimą. O kai kurie negrai šitokį vartoja, tais laikais dar Jungas, dar buvo galima taip kalbėti, savo jausmus ir mintis talpina pilve. Jie sąmoningi tiek, kad pastebi tik tos psichikos turinius, kurie veikia žarnyno funkcijas. Kai mūsų apninka nepriimtinos mintis ar jausmai, sutrinka skrandžio veikla. Užgniaužtas stiprus pyktis iki šiol gali sukelti geltligę, o kiekvieną isterijos atvejį lydi virškinimo sutrikimai, nes pradžioje pačios giliausios bei svarbiausios mintys kildavo kaip tik čia. Taigi tokios yra 3 sąmonės padėtis, kurias iki šiol galima atsekti istoriškai. Jungo citatos pabaiga. Įdomu ir yra svarbu jo šitos išskirtos 3 sąmonės padėtis. Galva, krūtinė, širdis arba diafragma ir pilvas. Taigi aiškėja, jog skirtingų tradicinių sielos sampratų šiuo atžvilgiu visai nebūtina priešinti, nes šiaip yra žinoma, antropologai, etnologai yra net sutrikę vienu metu buvo, kad
kurgi ta siela yra, nes įvairios gentis labai įvairiai pasakoja apie savo sielos vietą. Vieni širdį rodo, kiti galvą, treti pilvą. Čia pagrindinė vieta, toli gražu ne visos. Šios skirtumus galima suprasti taip, kad įvairios sielos padėtys žmogaus kūne anaiptol neprieštarauja viena kitai, o tiesiog mena savotiškus, tarkime, dabar kabutėse čia pavartoju, sielos lygmenis, iš kurių vienu atveju pabrėžiamas vienas, kitų kitas. Jungo sekėjo Eriko Noimano žodžiais, netgi šiandien įprastinėje psichologijoje pasitelkiama pirmykštė kūno sandaros schema – pilvas, krūtinė ir galva, kur pilvas sutrumpintai žymi instinktų sritį, krūtinė bei širdis jausmų sritį, o galva bei smegenis dvasios sritį. Čia reikia turėti omeny, kad vokiškai čia dvasia jis sakė žodį geist, o geist vokiečių kalboje yra ne tik galima versti iš dalies ir dvasia, iš dalies protas, sąmonė. Iš tikrųjų, štai slavų tradicijoje siela gali būti lokalizuojama ir galvoj, ir smegenyse, ir kakle, ir krūtinėje ar širdyje. Pavyzdžiui, rusų dialektuose žodis duša gali reikšti tiesiog krūtinė. Ir pilve skrandyje, kaip matysime toliau. Toliau pamėginsime parodyti, kad nesunku atitinkamai vertikaliai išrikiuoti ir lietuvių žodžio siela reikšmes, kartu susijant jas su atitinkamomis kūno dalimis. Siela bendriausia prasme lietuviai gyvojoje kalboje pastaraisiais šimtmečiais įvardijo jau slaviškos kilmės žodžiu duše. O savo žodis siela, paskui jau kirčiuotas ir siela, seniausioje lietuviškoje raštijoje, pradedant 1595 metų Daukšos katekizmų, vartojamas trimis reikšmėmis. Seniausiose krikščioniškose raštuose nesunkiai nustatomomis pagal lotyniškosius atitikmenis. Pirma reikšmė tai yra sąžinė, lotyniškai conscientia, antra reikšmė gyvata, lotyniškai vita, ir trečia reikšmė sielvartas. Lotyniškai tai paprastai du žodžiai būna tose tekstuose liuktus arba kordolium. Panagrinėkim šitas tris reikšmes, seniausias priskiriamas lietuvių, seniausias fiksuotas rašytinio šaltiniuose lietuvių žodžiai siela, paeiliui atskirai. Conscientia mūsų priimta suprasti pirmiausia kaip sąžinę. Tačiau šis lotynų kalbos žodis šiaip jau gali reikšti ir šiaip žinojimą, nusimanimą, supratimą, įsitikinimą. Na, anglų science yra ta pati sciencija, tai iš esmės ir moksla iš dalies. Ir tiesiog sąmonę, sąmoningumą. O šios psichinės funkcijos lietuvių yra nebejotinai siejamos su galva. Dėl to galima paminėti veiksmažodį galvoti, kuris šiuo metu yra pats įprasčiausias bendrinės kalbos veiksmažodis, rodantis proto darbą. O tuo tarpu jis padarytas yra, jis yra vadinamasis denominatyvas, padarytas iš daiktavardžio galva. Taigi, nori, nenori, kad žodis galvoti veiksmažodis galėtų reikšti protavimo funkciją, tenka daryti prielaidą, kad galva buvo siejama neišvengiamai būtinai su protu. Negana to ir pats daiktavardis galva turi perkeltinę reikšmę, bent jau didžiajam lietuvių kalbos žodyne nurodyta protas, išmanymas, mintis, taip pat atmintis. Panašiai rusų kalboje galava Vladimiro Dalio apibrėžimu gali reikšti protą, išmanymą, išmonę, apskritai protinius sugebėjimus, taip pat dorovinės savybės, prie kurių mes galime priskirti ir tą reikšmę lotynišką lietuvių žodžio siela conscientia, sąžinė. Taigi lietuvių žodžio siela reikšmė conscientia gana aiškiai sieja su galva. Antrą aptarsime reikšmę sielvartas, liuktus arba kordolium. Lotynų liuktus reiškia liūdesį gedulą, kurį galima laikyti širdgėlos išraiška. O kordolium tai yra būtent širdgėla. Pagal sandaras šis lotyniškasis žodis yra sudurtinis, sudarytas iš kor širdis ir dolio skausmas sopulys. Taigi pažodžiui reiškia širdies skausmą ar stačiai širdies gėlimą, širdies gėlą, taigi būtent širdgėla. Lietuvių širdgėla savo ruožtu irgi sudaryta iš žodžių širdis ir gėla. Na, gėla kaip didelis skausmas. Taigi ir lotyniškasis kordolium ir jo lietuviškas vertimas širdgėla pirštu prikišamai nurodo šio jausmo vieta esant širdį. Ir šiuo atveju mums nesvarbu, ar tai yra archaizmas lietuviškas,
ar tai yra lotyniško kordolium vertinys, pavyzdžiui, galbūt per kitų kalbų atitikmenis, pavyzdžiui, vokiečių Herzeleid, reiškia irgi yra herz širdis ir leida skausmas. Iškalbinga tai, kad lietuvių kalbos žodyne žodis širdgėla apibrėžiamas kaip sielvartas, o sielvartas savo žodžio apibrėžiamas kaip širdgėla. Taigi širdies gėlimas pagal apibrėžimą yra tas pats, kas sielos vartymas. Vadinasi, ir siela šia prasme yra tiesiogiai susijusi su širdimi. Tiek širdgėla, tiek sielvartas yra tam tikras jausmas, taigi platesnė prasme atstovauja apskritai jausmams. O kad jausmus šiaip jau savaime įprasta sieti su širdimi, visiems yra žinoma. Net ir pats žodis širdis lietuvių kalboje yra reiškia ne tik pats kūniškasis centrinis kraujo apytakos organas, bet kaip ir apibrėžima šis organas kaip žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyvenimų centras, vidaus pasaulis. Iš šito žodžio širdis padarytas veiksmažodis širdintis reiškia jaudintis, sielotis. O įsiširdinti, pavyzdžiui, įsijaudinti, įsisieloti. Širdintis žodžio sinonimas sielotis irgi reiškia jaudintis. Ir tai vėlgi mums primena sielos reikšmę ir sąsają tiesioginę su širdimi. Tai, kad su širdimi lietuvių siejama visa kuo plačiausia jausmų skalė, rodo ją iš priešingų pusių ribojantis tokie žodžiai kaip širdinti reikšmė pykdyti, siutinti, širsti, pykti, niršti, išširdęs, pavyzdžiui. Kita vertus, nuoširdus, taip pat širdingas, kuris geros širdies, maloningas, malonus. O antra vertus, tas pats širdingas gali reikšti ir greitai širstantis, supykstantis. Pagaliau ir pats daiktavardis širdis savaime turi perkeltinės reikšmes, nuoširdumas, gerumas, jautrumas, atjautimas, kita vertus ir piktumas, pyktis. Panašiai ir lotynų kor širdis perkeltinė prasme reiškia tiesiog siela, jausmas, panašiai rusų serdsas širdis, davė apibrėžimu, atstovauja meiliai, valiai, aistrai, doroviniam dvasiniam pradui, kaip proto smegenų priešybei. Bet toks vidinis jausmas atsiliepia širdyje, kaip jis rašo. Kaip antai pyktis, pasipiktinimas, įniršis, rūstis. Atitinkamai rusų serdečnį reiškia nuoširdus širdingas, serdytai širdės užsirūstinės rūstus, serčia širsti ir panašiai. Pavyzdžių yra daug įvairiose kalbose, įtikinamai rodo, kad jausmų pasaulyje žmogaus savaime, ne atskiro žmogaus, kalbos pavyzdžiai čia turi tą reikšmę, kad kalba yra grinai kolektyvinis ir nesąmoningas, nedirbtinis kūrinys, yra tūkstantmečių raidos padarinys, rodo, kad visus tos tūkstantmečius šitos sąsajos žmonių įvairiausių tautų buvo gana nuolatinės. Jos nėra pramanytos, jos kyla iš istorijos ir žmonijos sielos gelmių. Pasak Jungo, širdžiai visuomet būdingi jausmai, nes jausmai veikia širdies darbą. Visame pasaulyje jausmai yra siejami su širdimi. Jeigu jūs neturite jausmų, jūs neturite širdies. Jeigu jums trūksta drąsos, jūs stokojate širdies, nes drąsa yra būtent jausminė būsena. Sakote, įsidėk tai į širdį, arba išmokstate ko nors širdimi. Išmokstate jūs tai žinoma galva, bet neišlaikysite to galvoje, jeigu neįsidėsite į širdį. Tik išmokę ką nors širdimi, jūs iš tikrųjų tai suvokėte. Kitaip sakant, jei tai nepasiekia jūsų jausmų, tai išgaruoja. Taigi lietuvių siela, šita reikšmė sielvartas kordolium, atstovaujančią apskritai jausmams, nedvejodami galime sieti su širdimi. Sielos siejimas su širdimi ir lokalizavimas širdyje šiaip jau žinomas visame pasaulyje dėl šitų dviejų sielos lygmenų, galvos ir širdies, tad nekyla iš minties jokių abejonių. Aš čia tiesą sakant, tokios tautologijos praktiškai visiems suprantami dalykai, bet jie yra labai geras įvadas savotiškai, duris, pro kurias galima įeiti šitą tokį reiškinį, su kuriuo mes nenorom susidursime netrukus. Kai iš esmės praktinė prasme tai yra psichosomatika, bet teorinė prasme tai yra dar įdomesnis ir dar platesnis reiškinys. Prieš tai apžvelkime trečią jau užsimintą sielos reikšmę, kurią, tiesą sakant, netrukus pamatysime, galima tiesiogiai lokalizuoti pilve. Šį turiu galvoje reikšmę gyvata, lotyniškai apibrėžta vita. Tiek pats žodis gyvata, tai yra indoeuropiečių prokalbės veldinys, šitą žodį turi būtent su šita priesaga, netgi ne tik pačią šaknį, bet patį žodį.
turėjo jau indoeuropiečių prokalbė, tai yra gana senas žodis, visas darinys senas. Visiškai tikslus atitikmuo jo etimologinis ir yra lotiniškas vita, jis yra sutrumpėjęs iš gyvota, reiškia iš tikrųjų, jį patvirtina senovės indų dživatų, kuris irgi iš esmės tas pats žodis ir ta pačia reikšme. O tarp visų šitų daugybės indoeuropiečių kalbų atitikmenų ir slavų životų. Pirminė reikšme šitas žodis reiškia būtent gyvybė gyvata. Iš jo radosi, iš to žodžio išsirutuliojo jau šiuolaikinės rusų kalbos žodis život, kuris šiuolaikinėje bendrinėje rusų kalboje reiškia pilvas. Tačiau senovės rusų život, paliudytas pradedant 11 amžių, irgi dar reiškia tik gyvatą gyvybę. Iš čia, pavyzdžiui, životnaja, tai životnaja, animal gyvūnas. Ir būtent iš šitos reikšmės gyvata gyvybė, šitam žodžiui tolydžio išsirutuliojo reikšmė pilvas. O kad tai būtų galėję nutikti, būtina sąlyga yra, kad žmonės natūraliai, spontaniškai, ne 1, 2, 3, bet visa kalbos bendruomenė, visa kalbinė bendruomenė, visa tauta, nenorom sietų gyvatą gyvybę su pilvu. Palyginimui galima pasakyti, jog pilvas ir tolimųjų rytų tautų pažiūrose tai vieta, kurioje talpinama gyvybė. Iš čia, pavyzdžiui, japonų samurajų pilvo išsiskrodimo ritualas harakiri. Pasak mokytojo Ekharto, šio vakariečio mistiko krikščionio, cituoju, siela turi įvairių galių, viena iš jų veikianti žmogaus kūne rūpinasi virškinimu. Taigi yra susijusi su pilvu. Jos dėka žmogus pilnėja ir auga. Na, iš tikrųjų, tai irgi būtent gyvybinės, tiesioginės gyvybinės apraiškos. Užtat ir siela lietuvių gyvatos reikšme savaime norom nenorom atsiduria pilve. Tai matyti ir iš rusų priežodžio, kuriuo nusakomas raugėjimas. Šiuo atveju rusiškas žodis, sielos sinonimas vartojamas. Duša puziripuskait, siela burbulus leidžia. Čia apie raugimą kalba. Arba kuriame duša siela akivaizdžiai reiškia pilvą. Atitinkamai lietuvių dūšia, na, slavizmas, bet vartotas pastaraisiais šimtmečiais liaudyje, sielos atitikmuo, turi reikšmę skrandis pilvas. Pavyzdžiui, mano dūšia valgio nepriima. Arba išgerk trūkžolių ant tuščios dūšios. Tokią dūšios reikšmę rodo jau 17-18 amžiaus posakiai. Su tuščia dūšia keliauti, reiškia nevalgiusiam keliauti. Dūšia pyksta man, reiškia blogą vemti verčia ir panašiai. O štai vienoje pasakoje lietuvių dievas, žmogaus paprašytas, išėmė jam pilvą ir žmogus po to nebeturėjo jėgų dirbti. Na, ten tokia, ir daugelis variantų užrašyta, šita pasaka labai įdomi. Žmogus taip gana racionaliai suprato, kad jis plūkėsi nuo ryto iki vakaro, viską suvalgo pilvas. Kaip žmogui, bet irgi įdomu, kad jau tautosakoje tas skirtis šitoje vietoje daroma, aš žmogus, o čia pilvas, jau nebe aš. Ir jis susipriešinęs to pilvu, prašo Dievo sutikto, senelio Dievas sako, tu man išimk pilvą ir aš būsiu laimingas. Dievas sutinka, paima tą pilvą, išima, tai kai kuriuose variantuose medį į pakabina. Ir žmogus iš pradžių labai maloniai, labai jis tampa laisvas, jis daro ką nori, jis būna, jis estis, labai patenkinęs būna, bet ilgainiui jis pradeda liūdėti, nes jam nelieka gyvenimo džiaugsmo. Ir jis tada galų gale grįžta, vėl susitinka Dievą, reiškia, sako, žinai, ką sutinku aš dirbti vargti, bet man už tai bus gyvenimo džiaugsmas, bus, reiškia, grąžink mane pilvą. Ten dar tokia galima išnašai pridurti, kad tas pilvas per tą laiką visą medį nugriaužęs buvo. Bet, reiškia, štai kai kuriuose variantuose, taip, reiškia, pabaigoj, taip tas momentas taip išreiškimas, kai žmogus pajunta, kad jam be pilvo negerai, sakoma, kas dabar bus, neturiu pilvo, nebėra nesveikatos. Arba kitame paskos variante dar aiškiau. Tas žmogus be pilvo palikęs, imsės mėginti darbą dirbti, arti, ale negal. Ką tai daryti? Gulėti atsibodo, darbo dirbti nepajėgia, silpnu. Taigi pilvas čia akivaizdžiai susiejamas su gyvybinėmis galiomis, su gyvybinė jėga. Šia prasme taiklus yra Marijos Gimbutienės ištartas baltų sielos sąvokos apibrėžimas. Siela tai amžinoji gyvybės jėga. Na, nepavartoja šiuolaikinį žodį ar papildomai energiją. Kaip tik tokią reikšmę, tai yra reikšmę jėga, turi lietuvių žodžio siela
tikslus atitikmuo praslavų prokalbėje. Na, jį turi daugelis slavų kalbų, tiesiog panašų, atitinkamą, bet jis jau prokalbiai buvęs, tai yra žodis syla. Lietuvių žodis siela ir slavų žodis syla yra tas pats žodis, tik patyręs fonetinius pakitimus išsiskiriant kalbą. Kitaip sakant, kažkada slavų baltų prokalbiai tas žodis skambėjo kiek kitaip, jis rekonstruojamas fonetiškai kaip seila. Vat ir klausimas, ką jis reiškia, jeigu slavų atšakoje jis įgijo reikšmę jėga, o lietuvių baltų atšakoje jis įgijo psichikos reikšmę. Tai bet šiaip ar taip slavų, va ta slavų syla, to pradinio žodžio, ta pradinį žodį seila, kuris slavų kalboje virto žodžiu syla ir kuriam prigijo vien tik reikšmė, susiaurėjo reikšmė į jėgą, jį matyt būtų galima siekti su ta sielos dalimi, kuri priklausė pilvui ir, tiesą sakant, priskirti tai vietai. Taigi, dar senesnis baltų slavų prokalbių žodis seila rekonstruojamas kaip tik remiantis minėtais baltų ir slavų įvairiais žodžiais ir jam tokia reikšmė pasaukalbės amžinatilsį Vytauto Mažiulio, mūsų žymaus baltisto, priskiriama tokia reikšmė. Jis rašo jėga skliaustuose vitalinė ir psichinė. Taip paprasčiausiai elgiasi kalbininkai, na, mano gal elgiasi teisingai, jie iš tų dviejų reikšmių šakų paprasčiausiai jie abie sumini bendrą vidurkį. Paima, tai yra jėga, tai yra vitalinė ir psichinė jėga, yra kažkas bendro. Taip sakant, jėga, kuri neišsiskiriusi dar, neišskirta į vitalinę ir psichinę. Vitalinė reiškia gyvybinė, būtent gyvata, tiesą sakant. O apibūdinimas psichinė apimtų šiaip jau ir jausmus, ir protą, ir sąmonę. Taigi šis baltų slavų seila, kaip ir tiesioginis jo veldinys lietuvių siela, apima, kabutėse galima sakyti, apima žmogaus kūną nuo pilvo iki galvos. Ir aiškiai siejasi bent jau su 3 kūno organais bei atitinkamais vertikaliais lygmenimis. Tai yra pilvu arba skrandžiu jo viduje, širdimi ir krūtinė, kurioje jinai yra, ir galva arba smegenimis, kaip jo centrinio pagrindinio organo viduje. Norom nenorom mes čia įžengėme į labai įdomią, plačią ir labai keblią sritį. Tai yra simbolinės arba mitinės anatomijos sritį, kuriai atrakinti raktą mums suteikia būtent šita sielos lygmenų samprata. Tačiau į šitą sritį galima žengti ir gerokai toliau. Na, čia toks neseniai mano skaitytas budistas Kabat-Zinas, yra Kabat-Zinas gal, įvedęs tokią, pavartojęs bent jau tokią įdomią savoką metaforinio kūno. Iš tikrųjų, va čia galbūt labai, jis skamba gana nerangiai, bet yra labai vaisinga, labai padeda suprasti, apie ką mes iš tikrųjų kalbame. Tai yra metaforiškasis kūnas. Žmogus gyvena ne tik materialiame mėsos kūne, jis gyvena dar ir, gal net labiau, gyvena metaforiškajame kūne, sudarytame štai šitokiu būdu, kaip kad mes dabar aptariam, siejant organą su tam tikra psichikos funkcija. Įsidėmėtina šio požiūriu yra prūsų kalbos žodis noseilis. Senosiuose prūsų kalbos žodynuose apibrėžtas reikšme dvasia, vokiškai Geist. Taigi vėl čia iš dalies, ir numatyt, religiniam kontekste, aišku, bus dvasia, o tokiam intelektualesniam galbūt galima būtų versti ir sąmonė protas, nors žinoma, tie senieji žodynai daugiau religinį kontekstą mena. Dalykas tas, kad šitas žodis sudarytas iš prūsų priešdėlio no, reikšme ant arba virš. Ir, kaip ir slavų na. Ir tos pats šaknies tik tais kamienio daiktavardžio, kuris rekonstruojamas kaip seilė, kurį Vytautas Mažiulis vienur apibrėžia kaip vitalinis pajėgumas, jėga, o kitur kaip psichinis pajėgumas. Na, neapibrėžtumas jau matyti kalbininkam yra problemiška, mes jau matome, kad iš tikrųjų iš tų reikšmių priešinti nėra būtina. Taigi, Mažiulio apibrėžimu, nuo prūsų noseilis nominale leksinė reikšme dvasia, pažodžiui žymi tai, kas yra ant arba virš vitalinio bei psichinio pajėgumo, žymimo žodžiu seilė.
Kitaip tariant, tai, kas yra ant arba virš prokalbės žodžiu seila žymimo dalyko, trumpai drūtai virš sielos, visomis aptartomis jos reikšmėmis. Jeigu verstumėm į lietuvių kalbą prūsų žodį noseilis, tai mums priešdėlį tektų išsiversti, o patį žodį mes galėtumėm jau savo žodį sielą, atitikmenį vartoti, ir tai išeitų maždaug antsielis arba viršsielis. Ir labai įdomu, vadinasi, dvasia suvokiama kaip antsielis arba viršsielis. Kadangi baltų slavų seila, kaip ir lietuvių siela, veldinys tiesiog iš to žodžio, apima žmogų nuo pilvo iki galvos, kaip nustatėme, tai prūsų noseilis, dvasia, vadinasi, antsielis, simboliškai savaime atsiduria virš galvos. Na, geriausiu atveju mažiausiai viršugalvių pačiam ir galbūt kažkiek toliau, kiek jau mums čia vaizduotė neša. Kitaip sakant, virš galvos, taigi virš žmogaus kaip žemiškos būtybės. Suprantama, dvasia kaip religinė sąvoka taip ir turėtų atsidurti. Taigi viena vertus, dvasia sielai lyg ir nebepriklauso, ji yra tai, kas virš sielos. Kita vertus, dvasia žymintis prūsų noseilis yra vis dėlto tos pats šaknies žodis kaip ir lietuvių siela, taigi dvasia jis vis dėlto apibrėžia sielos atžvilgių ir per sielą. Ir šia prasme priklauso sielos reikšmių laukui. Čia galima pridurti, jog lietuvių žodį siela į bendrinę kalbą sugrąžino mūsų kalbotyros tėvas Kazimieras Būga. Pasak jo, cituoju, lietuvių žodis siela, lygiai kaip ir lotynų animus, turi daug prasmių. Visos tos prasmės lengvai išvedamos iš pirmesnės ir senesnės prasmės animus. Taigi, jis paprasčiausiai jau truputį praplėtė šią prasme, ne vien tas tris minėtas reikšmes suteikia žodžiui sielą, bet ir tiesiog ėmė jį kaip psichikos, reiškia, animos, reiškia, vyriškos giminės, šiuo atveju animus sinonimas. Šį žodį bendrinę kalbą sugrąžinus, prie jo prisišliejo ir ta skoliniui tekusi dūšios prasme. Taip sakant, lietuviai, kaip jau minėjau, pastaraisiais šimtmečiais religinė prasme nevartojo sielą, o kalbėjo apie slavizmą, vartojo dūšią. Tai štai Būga, kaip kalbininkas, matyt, kaip norėdamas sugrąžinti kalbą, pašalintis skolinį ir kažkaip paskatinti vartoti savo žodį, nuo tos dūšios tą tokią religinę prasme prišlėjo reik manyti atgal prie sielos. Pamečiau, kur skaitau. Tai jeigu nebūčiau skaitęs, būčiau kalbėjęs nuosekliai. Taigi siela įgijo bendrą religinę reikšmę, maždaug apibrėžiama žodinė taip: nemirtingas, nematerialus žmogaus pradas, siejantis žmogus su Dievu ir dvasia, kurią šitą reikšmę kartu su prūsų noseiliu tad irgi galima patalpinti virš galvos. Tokiu atveju, priskiriant jau tą nuo dūšios tekusią sielą į reikšmę sulig Būgos rekonstrukcija, ir pati lietuvių siela, tarsi jau be visų minėtų kitų reikšmių, įgyja ir tą religinę reikšmę dvasia, ir tam tikrą prasme jau ir jai pačiai lyg ir tenka tas, jau mes turim 3 organus priklausančių žmogaus kūnui, ir trečią virtualų, potencialų, tokį simbolinį ne organą, pasakysim, bet lokalizaciją virš žmogaus kūno atstovaujančio gyvam žmogui. Galima būtų tarti, jog dvasia tai tarsi viršutinė sielos riba. Kiek ji yra žmogaus dvasia, tiek mena aukščiausią jo sielos lygmenį, patį žmogų esmiškai pranokstant. O kiek yra apskritai dvasia gal didžiąja raidė netgi, kiek jinai išvis yra aukštesnio pasaulio, dausų ar paties Dievo ypatybė yra apraiška. Šiaip ar taip jau turime 4 sielos lygmenis žmogaus kūno atžvilgių simboliškai išsidėsčiusius, einant iš viršaus žemyn taip. Dvasia kažkur va čia, siejanti žmogų su Dievu, ir tai, kad jinai sieja žmogų su Dievu pagal religinę reikšmę prasmę šitą, jinai savaime yra virš galvos. Po to sąmonė, sąžinė, protas maždaug šitoje vietoje kažkur ties kakta, nes vis dėlto nenosims, mes vis dėlto, manau, kakta mastom. Paskui jausmai, jausmingumas krūtinėje, širdyje būtent reiškia labiau, ir gyvybinė jėga, gyvata pilve. Toliau galima atkreipti dėmesį tai, kad minėtasis kamienis prūsų seilė, atitinkantis savo kilme lietuvių sielą,
ir savo šaknimi. Tik tais kamiengalis kitas. Formaliai, kuo tiksliausiai sutampa su lietuvių, fonetiškai formaliai su lietuvių kalbos žodžiu seilė, kuris jau reiškia visai ką kitą. Reikia prisipažinti, jog etimologijos požiūrio šitoks sugretinimas nėra trivialus, tačiau nėra neįveikiamas. Kadangi šio formalaus klausimo deramai išnagrinėti čia nėra galimybės, teks pasitenkinti pažymėjus pačią problemą ir patikinus galimybę ją įveikti. Aš esu su to susidūręs, čia būtų tokia labai smulkmeniška ilga kalba apie pirminės reikšmes šitų dviejų prošaknių, abijos formaliai rekonstruojamas prokalbiai, kaip homonimai reiškia yra sei ir sei, kiekviena sei turi vieną reikšmių grupę, kita sei kitą reikšmių grupę ir visa procedūra tai, kaip paaiškinti ir pagrįsti pavyzdžiais, kaip vienos reikšmės ir kitos reikšmės daugeliu kitų atvejų sueina į vieną, arba gali būti suvedamos į vieną ir tokiu atveju kelti prielaidą, kad ir šitos dvi šaknis sei ir sei gali būti suvedamos į vieną pirminę sei su dviem reikšmių šakom. Tokio pobūdžio procedūra yra gana skrupulinga ir iš tikrųjų užima daug vietos ir čia jos neįmanoma žodžiu atlikti. Bet štai semantikos požiūriu jau seilės senosiuose tradicijose išties turi gana iškalbingų psichinių konotacijų. Siela iš dalies mena ir toks žinomas lietuviškas posakis kaip ant seilės užeiti, arba ant seilės būti, ant seilės užplūsti. Jis reiškia sulig žodynu ateiti minčiai į galvą, toptelėti, arba užsigeisti, įsinorėti. Tai vat vėlgi mes turim link vektorių aukštyn, ateiti minčiai ir vektorių žemyn, užsinorėti įsigeisti jau link jausmų, link proto arba link jausmų. Seilės čia norom nenorom susiejamos ir su mintimis, ir su norais, taigi jausmais. Vėlgi Jungo žodžiais, seilių substancija sulig pirmykščių tikėjimu slepia savyje asmeninę maną, tai yra jėga, kuri gydo, skatina ir palaiko gyvybę. Toliau Jungo žodžiais, seilės tiesiog, jo apibrėžimų, seilės tai dvasinė substancija, kaip jūs kabutėse pats rašydamas apibrėžia. Ir toliau sako, spjauti į ką reiškia paveikti magiškai, panašiai kaip kad Kristus savo seilėmis išgydė akląjį. Viktoro Turnerio duomenimis, žymaus 20 amžiaus antros pusės amerikiečių antropologo dirbusio Afrikoje su Ndembu gentimi, jo duomenimis visoje Afrikoje seilė simbolizuoja gyvybę, gyvatą, dvasią, tai yra visa tai, kam atstovauja sielos sąvoka vakaruose. Pasak Vytauto Bagdanavičiaus, išeivių lietuvių antropologo, dar Šmitas savo Afrikos tautų studijose, kurios priklauso vadinamųjų hamitų ar hamitodų grupiai, tos tautos tai yra, randa labai daug religinių apeigų, kurios yra surištos su nusispjovimu ar seilėmis. Taip ten seilėmis patepama žmonės, daiktai ir pats spjovimas yra suprantamas kaip laiminimas. Pagaliau patepimas seilėmis buvo išlikusi apeiga krikštijant kūdikį iki paskutinės liturgijos reformos ir krikščionybės. Dar reikia irgi turėti omeny, kad dar visai nesenai seilės mūsų aplinkoje turėjo tą pačią, praktiškai demonstruojama tą pačią reikšmę. Antai krikščionių kunigas, krikštydamas naujokus, dar 20 amžiaus pradžioje, paseilina pirštą ir paliečia juo kiekvieno katechumeno viršutinę lūpą. O Maroke, pavyzdžiui, stodamas į Savos ordinan, neofitas plačiai išsižioja ir apeigų vadovas 3 kart spjauna jam tiesiai į gerklę. Čia yra Genepo reiškia pateikti duomenys, kuriais patys jau suvokti kaip verti dėmesio religijos. Panašiai būta žinoma ir Lietuvoje, ir ne tik tarp aukštosios religijos, ne tik tarp kunigų, bet štai vienas ūkininkas, sakmėse pavyzdžiui, ir etnografinėse duomenyse. Vienas ūkininkas, norėdamas pakrikštyti besivaidenančią kūdikio dvaselę, o šiaip yra toks, žinomas paprotys, kad įvairiausiais atžvilgiais, tos, tarkim, nekrikštų, nepakrikštų kūdikio dvaselės gali įvairiai vaidentis, arba kai kurie reiškiniai laikomi, kad čia nekrikšto dvaselės vaidenas ir tokiu atveju vienintelis teisingas tradicijos nurodomas elgesys yra ją pakrikštyti tą dvaselę ir tokiu būdu netgi vardą suteikti, pavyzdžiui, kokį nors ten Jonas, Ona, reiškia paprastus vardus ir tokiu būdu pakrikštos dvaselės jos tarsi išgelbstimos nuo tos tarpinės būties ir keliauja į dangų.
Taigi, vienas ūkininkas, norėdamas pakrikštyti besivaidaninčią kūdikio dvaselę, spjovis ir pakrikštys. O sakmėje apie burtų perdavimą, o čia visai nekrikščioniškas kontekstas, viena tokia yra tokia sakmelė, Kuršė, sena Latvija, na, žinome, kad burtininkai paprastai yra svetimi, tai ten, kur Latvijos pasienį bus Latvijai burtininkai lietuviams arba lietuviai leičiai burtininkai Latvijos, atitinkamai vokiečiai, na, čia visam pasaulyje žinomas dalykas, žodžiu, Kuršė, sena Latvija, atidavus savo priežinės jaunai latviukiai taip. Vienos dvi suėjusios jaujoj ir ta senoji, ta jaunajai išsakinėjus, iškalbinėjus visas savo žinias ir priežinės. O ant galo ta senoji jaunąją liepus išsižioti ir pūtus jai dvasią ir spjovus. Mes matom, kad negana tekstą, tas žinias perduoti kaip to, žodinių pavidalų. Bet pabaigoje, kaip lemiamas veiksnys, kaip savotiškas, jėgos, o mums reikėtų dabar tiesiogiai sakyti sielos perdavimas, ir ta jėga siela, kaip matome, labai artimai siejasi, yra būtent, pūtus dvasia, reiškia, tas dvasuoti reiškia kvėpuoti, dvasia yra pažodžiui, pūtimas, alsavimas, kvėpimas, šiaip daugelį kalbų, daugelį tradicijų. Tos pat kilmės žodžiai, kvėpavimą žyminti žodžiai yra dvasia, reiškia pūtus dvasia ir negana to dar spjovus. Tai vadinasi, galima sakyti pūtus dvasia ir spjovus sielą. Mes galėtume taip kabutėse pasakyti. Tai savaime primena sakytinės arba žodinės tradicijos perdavimą, kaip mes įpratę sakyti, ne iš lūpų į ausis, bet iš lūpų į lūpą. Ir tiesą sakant, jau vien šitas posakis iki mūsų laikų išlikęs verčia pastatyti ausį. Seilės lietuvių tradicijoje iš tikrųjų yra susijusios su sakymu ar žodžiu. Taigi ryšys su žodinė sakytinė tradicija yra visiškai neatsitiktinis. Štai keli būdingi žodžio seilė vartojimo pavyzdžiai iš lietuvių kalbos žodyno. Kas užėjo ant seilės ir pliauškė. Viską išrėkė, kas tik ant seilės užėjo. Užėjo man ant seilės pasakyti ir pasakiau. Kai užeis ant seilės, pasakysiu. Jam, kas ant seilės, tas yra ant liežuvio. Užplūsta ant seilės, tai ir kalba. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Savo ruoštų veiksmažodis seilėti arba seilėtis, gali būti abiem būdais kirčiuojamas, be kita ko turi reikšmę niekus kalbėti. Niekus galbūt jau čia yra galbūt dabartinių tarmių, toks, tarkim, nebūtinai visą, bet svarbiausia, kad kalbėti, nebūtinai visą laiką tai buvo niekai. Pavyzdžiui, pavyzdys yra, kad seilėjasi, mano, kad aš patikėčiau. Tai dabar įsivaizduokite tokį, galima taip sakyti, kad spjauna man į burną, kad spjauna mano, kad aš tą tradiciją priimčiau. Iš esmės, kontekstai yra tie patys. Vienoje žinomoje paplitusioje pasakoje, šiaip ne tarptautinė, bet Lietuvoje irgi daugelių variantų žinoma, sužadėtinė, norėdama kartu su savo herojaus sužadėtinė, pasakos herojaus, norėdama kartu su juo pasprūkti nuo jos tėvo, kuris pasirodo esas velnias, sako, spjausime ant durų ir liepsime spjaudalams, kad ateis mūsų žadint, sakyt, kad mūsų dar norim miego, o patys duris užrakinę galėsime toli atsidurti. Situacija tokia, kad, reiškia, jie dabar guli pirmas 3 naktis kartu, bet kadangi žino, kad tas tėvas yra velnias, jis ateis ir užmuš tą jaunikį, o jinai jau jį pamilo ir dabar nori su juo pasprūkti. Tai reiškia, jie spjauna į kampą kažkur ant durų savo seilės, spjaudalus, kaip čia sakoma, su ta idėja, su ta mintim, kad jie patys pabėgs, o už juos seilės kalbės. Įdomus dalykas, kad kalbės seilės. Čia yra visai esminis šitoje vietoje tas ryšys. Kaip tarė, taip ir padarė. Į 4. dieną senis atėjo jų kelt ir bilzeno į duris. Spjaudalai atsiliepė, kaip ir buvo jiems liepta. Rytų slavų tradicijoje seilės simbolizuojant žodį jau XIX amžiuje buvo numanęs ukrainiečių bei rusų kalbininkas, tautosakininkas, mitologas Aleksandras Potebnikas. Germanų mitologija, kaip tik iš dievų seilių, yra pagaminamas poezijos midus. Čia šiaurės germanų, skandinavų mitologija. Ten tiesa yra ir kitas paaiškinimas. Tas midus turi technologiją, jis turi rūgti panašiai kaip alus. Ir čia seilės galima suprasti kaip fermentacijos
veiksnį yra spjaunama, ten dievai susirinkę spjauna į tą katilą ir tas katilas užrūksta ir taip gimsta poezijos midus. Bet esmė, kad ne paprastą midų jie tai pagamina, o poezijos midų. Taip sakant, vėlgi susita gėrimo kaip poezijos įvaizdis yra plačiai paplitęs, įvairūs sakraliniai gėrimai buvo siejami su poezija ir štai labai žinomas įvaizdis šiaurės germanų, skandinavų, būtent buvo poezijos medus, kuris Gerai, tegul ir fermentacija, bet vis dėlto poezija gimsta iš seilių. Nori, nenori. Taigi seilės simbolizuoja tą sielos lygmenį, kuris atsakingas už žodį, kalbą. O ši funkcija savaime siejasi su kaklu, tai yra maždaug su gomuriu ir burna apatinėje veido dalyje. Ir priklauso sričiai tarp širdies ir viršutinės galvos dalies, kaktos. Iš tarp to, ką mes jau aptikome du taškus, tai dabar mes kalbame apie šitą, tai vidurį. Lietuvių žodis kaklas beje ir pats turi perkeltinę reikšmę balsas. Pavyzdžiui, šaukti kiek kaklas leidžia, arba ana padainuos, jos geresnis kaklas. Tai iš esmės rodo, kad savaime suprantama, na ir fiziologija tą rodo, žodžiu, ir tradicija tą patvirtina, ir seilė šitoje vietoje randasi, jos kaip tik šitoje vietoje, kur ir balsas maždaug ir atitinkamai išeina iš burnos ir savaime tampa materialiu žodžio balso, kartu vadinasi žinios perdavimo su tokiu materialiu simbolio pagrindu. Lietuvių kalboje šią psichikos funkciją dar perteikia tokie lietuvių žodžiai kaip žadas bei amas. Na, žadas yra tos pats šaknies kaip žodis. Taigi, lietuviškai sielai kalbos balso reikšmė savaime lyg ir nepriklauso pagal žodyninės, pagal tas, lekcinės žodžio reikšmės. Tačiau visuotinis seilių laikymas, kabutėse, sielos substancija ir formalus sutapimas tarp lietuvių žodžio seilė ir minėtojo prūsų žodžio seilė, kuris yra sielos atitikmuo, kelia labai rimtų įtarimų, ar tik ir seilė lietuvių nebus senosios prabaltų sielos sampratos viena iš atšakų. O jei taip, tai turėtume jau 5 baltų sielos lygmenį. Dvasia virš galvos, protas sąmonė galvoje, žadas arba amas gerklėje, kaklo ir apatinės veido dalies srityje, jausmai širdyje, gyvybinė galia pilve. Pasistengus čia dar būtų galima pridurti ir lytinius organus žemiau pilvo, nes pats žodis siela ir jo atitikmenys jau įvairiose kalbose, kalbininkų toliau mėginamas suvesti tą prokalbės šaknį sei, aš apie ją minėjau, vieną iš tų sei šaknų, kuris siejama būtent su sėjimo ir sėklos reikšme. Jeigu taip, tokiu atveju prokalbėje iš tos pačios šaknies būtų išaugę žodžiai ir sėkla, ir siela. Čia irgi gana sudėtingas formalus darbas, reikalingas atlikti, norint tą parodyti, bet jis iš tikrųjų, na, tos išvados, kurias aš darau, jos netrivialios, bet, reiškia, pati sąsaja šaknų yra įprastuose žodynuose, galima atsiversti ir ją pamatyti, tai nėra atradimas. Aš tiesiog naudojos kalbininkų daromis prielaidomis. Tokiu atveju, mums svarbu kas, kad tokiu atveju mes jau turėtumėm 6 kūno lygmenis arba sritis, taip pasakykime, su kuriomis būtų susijusi mūsų sielos samprata. Aišku, iš tų 6 pačios akivaizdžiausios yra pirmosios 3, gal net pati akivaizdžiausia yra širdis, na, nemažiau akivaizdi galva, reiškia, šiek tiek su tam tikrų, keli žodžius užtenka tarti, kad aišku būtų jog ir pilvas, toliau, kaip matome, biški toliau, bet dar nesunkiai pritraukiama, vadinasi, kakla seilė, ir toliau sėkla iš tikrųjų jau reikalinga papildomų, tokių gana netikėtą sąsąją, bet iš tikrųjų formaliai, na, iš lingvistikos pusės šiuo atveju čia visiškai atskira kalba, net nebūtų jokių tokių minčių, ten toks paprastas darbas mechaniškas yra parodoma, jog irgi, tiesą sakant, galima priskirti šitai pačiai šakniai. Pačiam žodžiui siela ne, bet jo prošakniai taip. Na, reikia padaryti kažkokias išvadas iš viso to.
Pirmiausia, kas iš tikrųjų krenta į akis savaime, tai šitie sielos lygmenys visiškai sutampa su indiškosios tantrinės tradicijos čakromis. Šitą ezoterišką psichofizinę sistemą su sielos lygmenimis jau 20 amžiaus pradžioje susiejo, nors ir nepakankamai griežtai, bei aiškiai seras Džonas Woodruffas arba Artūras Avalonas, pirmasis vakarietis nuodugniai tyrinėjęs indiškąją tantrinę kundalinį jogą. Jo žodžiais įvairios tautos senovėje sielą arba gyvatą talpindavo įvairiose kūno dalyse, kaip antai kraujas, širdis, kvėpavimas ir taip toliau. O pagrindiniai tantro aprašomi sąmonės centrai, tai čakros, stuburo smegenų sistemoje ir galvos smegenys Sahasrara, nors širdis irgi pripažįstama įsikūnijusios dvasios dživatma kaip gyvybinio prado, prana, sostų. Nu, jis ten daug terminų visokių vartoja indiškų, bet iš esmės jis nujaučia, užčiopia tą pačią užuomazgą, kad čia kalba apie sielos lokalizacijos vietas. Jungas 20 amžiaus tarpukarį apie tai yra pasisakęs jau daug aiškiau. Pasak jo, čakros iš tikrųjų yra susijusios su to, kas vadinama psichikos lokalizacijomis. Pažymėtina, jog nepaisant šiokių tokių konkrečių skirtumų, jungiškojų čakrų interpretacija iš esmės sutampa su išryškėjusiais lietuvių, baltų slavų sielos lygmenimis. Su apatinės stuomens dalimis siejamos fiziologinės bei vitalinės psichikos apraiškos, diafragmos bei širdies sritis, tai su jausmais bei pirmaisiais sąmonės požymiais, kaklas su kalba reiškiamu racionaliu protu, atkreipkime dėmesį, jog graikų logos reiškia ir protą, racionalų protą ir žodį, tai yra iš esmės tas protas, kuris reiškiama žodžiu. Na, lietuviškai reikėtų protą versti amas, logosą versti amas arba žadas. Galiausiai aukščiausias sąmoningumo lygmenis siejami su galva. Mane asmeniškai įkvėpė tai ir padrąsino ir dirbti šitoje srityje ir šis pranešimas skaityti. Tai, kad aš su šito Jungo darbu susipažinau iš esmės jau susidaręs šitą schemą. Tai man buvo toks savotiškas, man pačiam, nagrinėjant sielos reikšmių tokią hierarchiją, kilo tokios mintis. Ir Jungas skaitant, reiškia, radau savo patvirtinimą, iš tikrųjų, su kuo mes šį turime reikalą. Ir čia labai daug pamokamų dalykų yra, kaip mes užuot suprasdami kažką, pasiduodam stabmeldystėj, ta prasme, kad kažkokius egzotiškus terminus mūsų užbūrė nepažįstamų žodžių, nepažįstamų, ten reiškia išraiškų, nepažįstamų žmonių, kažkas tokio svetimo, nepažįstamo viešpatė, kaip jie giliai kapsto. Bet mes patys užmiršę save taip matome. Jeigu mes nesidomėtumėm Indijos tantrinę tradiciją, domėtumėmės savimi, kaip čia ir buvo kalbėta, abiejų kalbėtų, iš tikrųjų atsigręžtumėm į save, šiuo atveju turiu galvoje ne vieną asmenį, bet visą tautą, visą kultūrą, kolektyvinę savimonę. Tai iš tikrųjų lygiai tokia pati terapija būtų. Mes atrastumėm esminius dalykus daug arčiau, negu manome esant jos iš tikrųjų. Tai nėra ta mistika, kada mes kalbam apie kažkokius, tai žinoma, šita sistema, čia reikėtų vėl vartoti to metaforinio kūno savoką. Šita sistema arba metaforinės anatomijos, mitinės, metaforinės, simbolinės anatomijos, jinai gali būti plėtojama toliau. Galima įtraukti kepenis, tarp kitko su žodžiu kepti susiję, reiškia, tiesiogiai. Irgi užuomina. Ir Greimas rašęs apie plaučius. Plaučiai, pavyzdžiui, yra dvasavimo, tai yra tiesioginis dvasios organas, per įkvėpojimą. Galima plėtoti imtinai iki panagių šitą simbolinę anatomiją ir mes galėtumėm turėti ne mažiau tų vadinamų taškų, kanalų, nadžių. Visa tai yra būtent šitokios prigimties anatomija. Nereikia jos painioti. Yra ieškoti čakrų žmogaus kūne yra tas pats, kaip ieškoti sielos pjaustant anatomijos būdu. Tai yra kliedesys, kuris dėja yra nepaprastai kasdieniškas. Iš esmės visa vakarų kultūra kelius šimtus metų, o gal ir porą tūkstančių, serga visišku stabmeldystės kliedesiu. Galima net sakyti, kad mūsų, ačiū Dievui, galbūt čia nesiginčysiu istoriosofiškai, gal čia ir verta buvo šitą žingsnį žengti. Mato, žmogus kaip žengia, jis turi vieną koją pakelti, tada jos išsiskiria, po to
trumpam sutampa ir kitą kelti. Tai galbūt mes į tą išorinio pasaulio pažinimą tą koją, reiškia, taip toli žengėme, dabar turėtumėm tą pasilikusią pritraukti ir kelti į priekį. Nes kitaip sustosime, neįmanoma tos pačios kojos vis toliau kišti į priekį, taip niekur nenueina. Tai man regis ir čia yra viena tokių iš apmąstymų krypčių, kurios kyla, tarkim, galvojant apie šitą sutapimą. Tas sutapimas spontaniškas, jeigu pradėčiau iš kito galo, būtų įtartina, bet kai mes pradedam nuo elementariai, nuo savaime suprantamų dalykų, matome, kad štai kaip yra. Čia būtų dar galima pridurti, na, aš paminėjau tokį žodį sritis, galvos sritis, kaklo sritis, širdies sritis. Sritis yra tos pat šaknies kaip ir apskritas, skritis yra variantas jo. Tai yra pirminė šito žodžio reikšmė yra apskritimas tam tikras. O žodis čakra, pažodžiu, yra ratas, jo reikšmė. Tai kai mes sakom apie širdies čakrą, tai mes lietuviškai galim pasakyti širdies sritį, yra tai tas pats. Jeigu mes išverčiam šito žodžius iš žmonių kalbą, šiuo atveju iš paukščių kalbos, tai pasidaro, suprantam, apie ką mes kalbam, tai pasidaro ne mažiau gilu, tai pasidaro daug daugiau gilu, kai tampa suprantam. Visą tai leidžia suprasti ir vadinamai, kabutėse, subtilųjį kūną, apie kurį priklėdėta pastarąjį šimtmetį turbūt virš visų įmanomų ribų. Aš tai, pavyzdžiui, kai išgirstu apie subtilųjį kūną, mano materialųjį kūną šiurpas jau. Bet iš tikrųjų tai yra tas pats metaforinis kūnas. Jo nėra kažkokio tai, dar tokios vibracijos, tarkim, prasideda. Iš esmės, vėlgi čia materialistinio klėdesio projekcijos. Iš tikrųjų, tai yra visiško nesupratimo apraiškos. Mes kalbam apie metaforinį kūną. Ir jis iš tikrųjų yra. Jeigu mes kalbam apie sielos širdį, apie sielos pilvą, apie sielos galvą, tai vadinasi yra kūnas tam tikras, yra tam tikra sielos organų sistema. Šiuolaikinio, pabaigai pacituosiu šiuolaikinio daoisto, tokio Deng Ming Dao žodžius. Sąmonė sukasi ratais ties bamba, širdimi, gerklė, kakta ir tas besivėjantis apie save energijos kamienas talpina savyje visas mūsų augimo pakopas. Tai mūsų siela, tai mūsų jėga, kuri mus gaivina, įkvepia ir suteikia suvokimo galios. Aš manau, kad tai, tikiuosi, jog tai iš tikrųjų yra tiesa. Čia galima dar tokią daryti, pažiūrėsiu, ar galima. Nu, jau negalima, bet dar 5. Na, viena vertus galima čia įsivaizduoti tokią, na, evoliucinę prasme, kaip koks Europinda rytuose ir toks prancūzas, kaip jos, vakaruose tokį kalbėjo, būtent, tokią idėją turėjo, kaip žmogaus sąmonės augimas vyksta, evoliucijos būdu nuo pilvo prie širdies, nuo širdies aukštyn į galvą, kad iš tikrųjų galų gale gyvūnas žinduolis atsistoja, tampa vertikalus ir tada ta galva, dar labiau auga tarsi į dangų. Simboliškai ir taip galima kalbėti apie kolektyvinį žmonijos augimą, brendimą. Galima, derinti, labai paprastai galima šitą sistemą panaudoti praktiškai, tarkim, ir asmeniniam gyvenime. Visi šitie, tarkim, šitos sielos sritis, jos turi savo motyvaciją. Pavyzdžiui, aš noriu valgyti. Pilvas. Galima perkeltinė prasme valgyti, galima su visų turtu, su godumu, su gobšumu sieti, su visą ko. Tarkim, čia yra, žinoma, tokių kilnesnių, beveik žodis kilnesnis nuo žodžio kelti, pakilėtų, jausmų, jie truputį kilnesni, nes yra aukščiau. Iškart galima kalbėti apie, tarkim, kitokius santykius. Jeigu meilė moteriai, tai jau meilė širdies, nebe lytinių organų truputį, vėlgi kitokios rūšės. Galima kalbėti apie atsidavimą, apie visus jausmus aukščiausius, kurie ir toliau kelia, tarkim, žmogų. Čia galima kalbėti jau apie, tarkim, tą logosą, žadą vadinamas ir raišką. Čia galima apie sąmoningumą patį kaip tokį, kuris, jau yra atsiskyręs net nuo tų akinių, pro kuriuos jis žiūri į pasaulį. Na ir tam tikra induktyvinė, toks induktyvus mąstymas, vadinasi, galėtų pratęsti šitą aukštyn, suvokdamas, kad sąmonė mano dabartinė nėra pabaiga, kad jai dar yra erdvės augti, galime suvokti, tarkim, savo ruožtų ir subordinacijos sistemą. Jeigu aš, pavyzdžiui, turiu daug įvairių jausmų vienu metu, kas valdo kontrolinį akcijų paketą?
Iškart galima sakyti, reiškia, ar pilvas, ta prasme, iš visų atstojamoji, tarkim, visų vektorių, kas lemia mano kažkokį tai pasielgimą. Ir tokiu atveju tą lemiamą motyvą galima labai lengvai lokalizuoti, patalpinti kažkurią sielos vietą, kūno šiuo atveju, tos sielos kūno vietą. Tokiu atveju mes galime sakyti, štai kas šitą žmogų, na, bent jau tą akimirką, bent jau tuo metu valdo. Tai nereiškia, jeigu tu, tarkim, gyveni širdim, nereiškia, kad tu nevalgai, kad tu nevartoji maisto, bet tai reiškia, kad tavs maistas yra, kad tu gyveni tam, kad valgai tam, kad jaustum, o nejauti tam, kad valgytum. Na, mums įprašiau priešinti galvą ir pilvą, kad aš valgau tam, kad galvočiau, o negalvoju tam, kad valgyčiau. O tarp kitko, galime pasižiūrėti į gatvę, į mūsų kasdienį gyvenimą. Beveik viską, ką mes matom, yra toks totalinis proto pavergimas tam, kad aš valgyčiau. Iš tikrųjų, net aukščiausiosios mokyklos ruošia praktiškai žmonės tam, kad jie uždirbtų. Tai yra psichopatologija, mano požiūriu. Tai yra visiškas proto pavergimas pilvui, nes valgo žmogus sveikas tam, kad galvotų. Dėl to universitetai visiškai neprivalo rūpintis darbovietėmis. Svarbiausia yra žinios, mąstymas čia ir dabar. Ir jeigu aš dabar galiu mąstyti, ačiū Dievui, užteks man to valgymo, ar ne? Tai vėlgi mes matom tas hierarchijas pagal atstojamąją, vektorių atstojamąją įvairių motyvų. Galima ją nesunkiai talpinti tam tikroje to simbolinio metaforinio kūno vietoje. Nenoriu žodžio vartoti subtilaus, nes jis nėra subtilus pasidaręs. Va. O dabar viskas mano pranešimas baigėsi ir tiesą sakant, mano atsakymai į jūsų potencialius klausimus iš esmės irgi lyg jau baigėsi. Norėčiau vieną išnašą padaryti, irgi kompensuoti savo, reiškia, kad neliktų man užsulaikytas ir nespaustų mano, reiškia, ligos nedaugėję, aš buvau sugalvojęs tokią pastabą Rimoje apie paukščių kalbą ir pats šiandien vieną kartą užsiminiau, man reikia dabar ją išlieti. Įdomus beje samprata apie susikaupusių jausmų, ar iš tikrųjų jausmai kaupiasi, ar būtinai turi kauptis. O jeigu, pavyzdžiui, praeina ir eina jis skradžiai, bet šiuo atveju nepraeina, šiuo atveju mes pavartosime. Šiaip profesionalų kalba, kur tik atsiranda profesionalai, atsiranda tam tikrai ypatinga kalba. Dėl labai paprastų priežasčių. Tenka smulkiau skaidyti tikrovę ir truputį įvardinti tai, kas bendroje, kažkaip visuomeniai neįvardijama. Ta kalba, bet kurioje profesionalų srity neišvengiamai atsiranda. Seniausiai profesionalai, na, žinome, vėliau buvo ir amatininkų, labai daug įvairių amatų, ten net nekalbant apie tyčinį slėpimą, atskira kalba, bet iš vis dėlto ta profesionali leksika atsirasdavo. Bet seniausiai profesionalai, iš kurių išsirutuliojo visos kitos sritys, yra, žinoma, tai yra šventikai, tai yra žiniai, senų senovėje, pirmieji profesionalai, nes jie pirmiausia, jie pirmieji pakėlė galvą nuo pilvo, reiškia, žmonės pradėjo mąstyti apie kažką kitą negu valgį. Atitinkamai atsiranda reikalas įvardinti kažkokius reiškinius, kurių šiaip tam aplinkiniam materialiam pasaulyje nėra. Neišvengiamai atsiranda žodžiai ir jų reikšmės, pirmiausia reikšmė svarbiausia, nes netgi tą patį žodį, vartodamas, kaip mes manėm, sakydam, kalbėdamas apie širdį, aš jau galiu ją kitaip suprasti. Sakydamas apie širdį, aš galiu kalbėti apie jausmus. Tarsi išeina toks savotiškas paslaptis. Aš vartoju vieną žodį, o reikšmę jam priskiriu tarsi netiesioginę. Bet šitokiu būdu atsiranda neišvengiamai ir tarp kitko istoriškai paliudyta visam pasaulyje, bent jau indoeuropiečių, pradedant rytuose Indiją ir baigiant vakaruose keltų kraštais, net ir dokumentais raštiškais, tai rašytiniais paminklais, yra paliudyta tokia savoka – poetinė kalba. Ta poetinė kalba ir šiuo atveju reiškia, kad tai yra iš tikrųjų nepaprasta kalba. Paprastos kalbos žodžiai ten vartojami kitom reikšmėm, ar kitokia netgi sintaksė keičiasi. Kartais tyčia žodžiai kuriami, sukuriami ad hoc arba ne, arba vartojami įvairiai, kartais jie skaidomi neįtikėtinai, reiškia. Ta kalba yra sudėtinga, ją gali atpažinti ir suprasti tradicinėse visuomenėse, paprastai tik tais tos pačios profesijos atstovas, tai yra toks, na, žynys, poetas, galima sakyti. Kita vertus, poetai nuo seniausių laikų ir iki šių laikų savo veiklą sieja savo, tarkim, su paukščio funkcijomis. Reikia pasakyti, na, čia ne kažkokia paslaptis, aš šiandien pranešimą prieš kelis metus esu skaitęs Kaune. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes sakom dvasios polėkis, tai iš tikrųjų dvasios skrydis negana to. Na, dabar tiesa lėktuvai galim, bet vis tiek. Bet Strazdas, pavyzdžiui, Strazdelis, mūsų Antanas
jis, tarkim, save tiesiogiai prilyginė Strazdui paukščiui ir savo poeziją vadina čiulbėjimu. Tai štai tokiu būdu poetinė kalba, ir tai irgi, tarp kitko, yra paliūdyti, čia ne vien tyrinėtojų ir mokslininkų toks, reiškia, su sąsaja, tai yra senosiose tradicijose paliūdyta. Poetinė kalba vadinama paukščių kalba. Tai yra istorinis reiškinys, tai šita savoka paukščių kalba yra sena atsakančiai. Ir jinai žymi tą būtent tos profesijos rato kalbą, būtent poetų žinių kalbą, nes jinai yra jiems, jinai ir šiaip nepaprastai dar ten tyčia prikurta, visko pridaryta. Ir jie, reiškia, įvardyja ją paukščių kalba. Ir tarp kitko, kai pasakos, yra tokių pasakų, kur didelė žuvis praryja herojų, o po to jį išspjauna ir jis tokiu būdu pažįsta paukščių kalbą. Labai įdomus dalykas, žuvis praryja, išspjauna, o jis pažįsta paukščių kalbą. Čia yra elementarus, sakytum, antropologai iniciacijos įvaizdis, yra mirtis ir prisikėlimas, labai dažnai susijęs su praryjimu ir išspjovimu. O tai, kad jis išmoksta paukščių kalbą, reiškia, kad jis tampa išventintų žynių poetų. Ir ta paukščių kalba, aš suprantu, čia ir kritinė jos pusė, nes supras nieko negali. Nesupranti net ką, ten supranta tie, kurie jau sako, kad tą kalbą supranta. Bet vis dėlto kažkada matyti jinai buvo, turėjo kažkokios tai racijos, pagal jis išmatai. Viskas racijos. Gerai, aš tavo repliką atsakysiu dėl paukščių kalbos. Matyt, neatsitiktinai man ta metafora išėjo paukščių kalba, ne? Ir jeigu taip lyginti, ta paukščių kalba, jie bando prisilyginti, jeigu taip į tavo suvesti, žinių kalbai, ne? Jeigu tyčia, visada atsiranda antrasis žingsnis. Iš pradžių neišvengiamai kažkas gimsta, o po to kitas, pagal tą išorinį požymį, antrinį požymį mėgdžioja. Tai iš tikrųjų tie, kurie mėgdžioja sudėtingą kalbą, apsimesdami profesionalais, dėja irgi nuolatinis gerai pažįstamas reiškinys, tai šia prasme jų paukščių kalba yra. Tai aš sakyčiau, ne paukščių, reikėtų kokį, pavyzdžiui, varlių kalbą vadinti. Tada gal surasiu vėl mitologiją pateisinančią varlės irgi. Nu jau. Tai ačiū Dainiui.